Aš irgi varūkiau 12 metų ir galvoju, kaip čia mes trūkyt, ar buvot kada susimąstę. Mes tą patį galvojam, žinokit. Tai va, tokį įdomų dalyką radau knygoje. Yra tokio susielos vaistai paskaičiau, kad čia galima pradėti rūkyti kovą, pradėti čiulpti nykštį. Nes tipo sako, kad čia nieko blogo nėra, yra kas blogo. Aš jau kokias 2 savaitės bandau čiulpti. Ir iš tikrųjų vis mažiau noris rūkyti. Taip prašo, bent jau žinokit, iš tikrųjų galėtumėt patikėti, kad toks metodas yra veiksmingesnis už visokius pleistrus, už viską. Nepatikėčiau, ir nemokamas, ir ta prasme... Nes čia iš tikrųjų, esmė tokia, nesijaudinkite, tai yra gražu, tai tiesiog gražu. Kai pradėsite čiulpti nykštį, potraukis rūkyti dings. Būsite gerame kelyje. Kelis mėnesius pačiulpę nykštį pamatysite, kad rūkymo įprotis prapuolė. Taip čiulpkite nykštį 6 mėnesius arba galbūt 9 ir visai to nesigėdinkite, nes čia nieko nėra blogo. Keista. Čia tokia idiotis, bet žinokit, pabandžiau jau arai. Prasme, nežinau, mieste kažkur sėdė. Tai žiūri biškai tai keistai mane, bet aš ne. Bet 12 metų draugiau. O dabar vaikščiau, čiulpiau ir viskas. Bet žinok, dukra neklauso, sako, vis tiek trauksiu tą elektroninės cigaretės prisikabina. Nežinau, aš man keistai būtų. Bet čia yra, tai keista, bet tai verta. Nes čia yra parašyta, kaip čia dar rašo, kad... Jei pradėsite čiulpti nykštį, jums bus lengviau mesti rūkyti. Nykštį čiulpti geriau negu rūkyti. Kas geriau? Aišku, geriau. Geriau. Švarus pirštas visą laiką. Bet čia, matai, rašo, kad čia vaikystėje mes negavom mamos krūtinės ir dėl to, trūkumas, pačiulpti savo normaliai viskas. Įdomi. Bet šiaip 2 savaitės jau nerūkau. Ja? Ieškau kažką. Kitus pakalbinu, kiti nenori. Mes galvoju tokią Facebook'e grupę padaryti. Čiulpi nykštį, mėti rūkyti. Variantas, iš tikrųjų, aš žinau, aš irgi 2 dienas negaliu neparūkyti, tarkim. A kaip pats kolega mato, net nemano mes rūkyti? Ne. Da, gerai. Man tai jau paskui širdis lipa lauk, aš jau nebegalėjau. Neberūkyti. Nes sakau, mes kažkaip ir patys, dieną neparūkai viskas. Protas važiuoja, nervas ima viskas. Bet jeigu kas nors duotų kažkokią alternatyvą tam ramybei, nes rūkom visi dėl to, kad geresnė būsena, nes ta būsena nebetinka, kurią mes turim. Jeigu kas nors duotų tokią kokią nors alternatyvą, tai tada, tikrai tada išmes. Sako, kad padeda, tarkim, vietoj cigarečių nusipirkti ant, tarkim, riešutų maišelę, ne, ir pastovi pitočintas riešus. Na, bet pačiulpį, tas pats visai kitaip yra. Jau paėmė pačiulpį, kitaip būna. Reiks susimatyti. Pabandysiu, žinai, jeigu tą pasitvirtins, tai sakau tikrai, žiūriu, kol kas gerai sekasi. Žmonės, galbūt kažkas. Gerai, iki tada. 12 metų bandau mesti rūkyti, visai negaip neišeina. O tokių renku bendraminčių grupę, radau tokių straipsniuką įdomų. Ir galvoju, gal yra kokių protingų žmonių, kas galėtų patarti savo patirtį kažkokį pasakyti. Nenorėt niekada pabandyti mesti. Man tai širdis nelabai belaiko rūkyti. Ir pinigus brangiai cigaretės kainuoja, pradėjau rūkyti, pigiai kainavo. Iš tikrųjų radau tokią knygą, va. Čia Ošo knygą rašo, tai Ošo kažkoks milijonierius buvo. Ir rašo, kad čia rašo rūkalims, jei pradėsite čiulpti nykštį, jums bus lengviau mesti rūkyti. Nykštį čiulpti geriau negu rūkyti. Aš pradėjau galvoti. Kokias 2 savaitės bandau kartais tai vietoj cigaretę, čiulpiu nykštę. Aš žinau, kad jau mažiau dabar rūkyti iš tikrųjų. Keista, biškai žiūri žmonės, mane nežinau. Vėl atsisėdžiu ir čiulpiu. Tai aš sakau, gal Facebook'e esate, gal tokią grupę prisijungtumėt bendraminčių. Nenoriu. Bet pabandyti niekada taip nėra, noriu tokį eksperimentą padaryti. Savaitę kokią 2. Nes savo dantis pusę praradau dantų per cigaretės. Iš tikrųjų, tai dabar turėjau problemų daug labai. Tai jau sakau, atsisėdė pačiulpiu savo. Biškai tik tais keistai žiūri vis. Gal patraustų žmogus vyresnis, kaip jis. Gerą vakarą. Galėčiau pasiklausti dėl jūsų, vis tiek vyresnis žmogus esat. Aš 12 metų rūkau cigaretės ir galvoju, kaip surasti kažkokį bendraminčių, kad padėtų kažkaip tai mesti rūkyti. Bet kad neina, tas noras toks yra įprotis ir sėdi. Matot, jau toks gal nesu senas, jau širdis streikuoja, pinigų ten tiek nėra tom cigaretėm. Kontrabandinės gali stebėti. Iš tikrųjų, aš buvau tokiai parduotuvėje Vagos, va čia knyginė, dėl to čia prie tos megos įtrinuosi. Čia rašo sielos vaistai kaip per visokius rūkymus. Ir čia toks žmogus, čia šiaip yra įtakingas žmogus Ošo rašęs. Ir rašo, kad
jei rūkaliams patarimai, jei pradėsite čiulpti nykštį, jums bus lengviau mesti rūkyti. Nykštį čiulpti geriau negu rūkyti. Aš pradėjau galvoti, jis teisybė, sako ne. Tai va, tai aš žinokit, nepatikėsit, kokią savaitę laiko, jau pusantros, jau čiulpiu nykštę. O atsisėdžiu, va tai va, pažiūrėkit. Sėdžiu į biškį juokės kiti iš manęs, bet aš, žinokit, pabandžiau ir čia rašo, mano patarimas toks, pamirškite kovą su rūkimu, pradėkit čiulpti nykštį. Nesijaudinkite, tai yra gražu, tai tiesiog gražu. Nes jeigu pranti, va, tai va. Atsirasi pradės nykštį. Jo. Mano, pavyzdžiui, draugai, tas matėt, elektroninės dabar visokios cigaretės yra. Tai pradėjo rūkyti tas cigaretės, jis sako, niekaip nepriprato, nebeina mesti rūkyti tų cigarečių, tai sako, pradėjo tikras rūkyti, kad tas elektroninis mesti. Sako, niekaip neina mesti elektroninį. Reikia, sako, pradėti tikras rūkyti. O tai jūs irgi rūkat? O nenorėtumėt pabandyti? Taip, nu, taip įdomu, ne, pajaust, gal tai pirštai įsikišti. Ne. Bet į pirštą švarus visą laiką, visą dieną. Reikia murzdą kišti, nešvarų. Nu, aš pabandysiu tą eksperimentą, tokią grupę darau Facebook'e. Gal prisijungs bendraminčių, čiulpsim nykštį, gal kaip nors mesim rūkyti. O šiaip kaip jūs pažiūrėkite iš šono, nelabai durnai. Gal nepavadins, kad rastų kas nors. Nu, blėt, pirštą, taigi O, čiulpti. kas, okei. Nu, supratau. Bet Na, aišku, nu tai... čiulpti ne visą laiką. Tai kai nori parūkyti, tada kiši pirštai pasipačia. Nu, gal rasi nors vieną kitą, jeigu dviese vienas pats, žinot, nekarys kaip Don Kichotas prieš tos malūnus. A jeigu kitą jau surasiu, dviese galėsim. Tai va ieškau, gal kas nors prisidėtų. Pačiulpti, sėstume tai vadėje. Tai gal nors pabandom nors biškį. Nenori? Ne. Nu, gerai. Tai paklausiu gal kitai. Bandykit, ką rasti. Nu, gerai. Ačiū tada.